Ir atmenu, manęs klausdavo, kokia Karatalis, dar mano mokytojas irgi buvęs, sakė, kokia tavo tezė pagrindinė. Ar tu žiūri į gyvenimą ar nežiūri? Sakiau, kaip nežiūrėsi, viskas yra iš gyvenimo. Reikia kalbėti teisybę ir ta forma atsirado. Bet buvo visą laiką svarstymą ir mes einam iš paskos ten Europai, kapsomės, būnam avangardistais ar mes žiūrim ir į paveldą. Tai mano tezė, tai kad mes skrendam abiem sparnais. Vilniaus Dailės akademija šiais metais švenčia 220 metų jubiliejų. Dailės akademija susigrąžino savo buvusį vardą, tapom Vilniaus Dailės akademija vietoj Vilniaus Dailės instituto. Ir kartu su atgimstančia Lietuva, su besikeičiančia Lietuva mes taip pat tapome kitokie. Tai esame didžiajame Vilniaus Dailės akademijos kieme, kuris yra lyg panteonas atspindintis Dailės akademijos istoriją. Tai lentos arba bareljefai yra skirti žymiausiams mūsų mokyklos kūrėjams ir menininkams. Ir pirmasis iš jų tai yra architektas Laurynas Gucevičius. Toliau pirmasis pasaulinis karas, šitos mokyklos veikla nutrūksta ir Lietuva tampa nepriklausoma valstybė, Vilnių okupuoja Lenkai ir Vilniuje Stepono Batoro universitete yra įkuriamas Vilniaus Stepono Batoro universiteto dailės fakultetas. Jis jau įkuriamas šitose patalpose, kuriuose mes ir dabar esame, buvusiam Bernardinų vienuolyne. Žinot, kas skaudu? Liktai ant įkaitintos viryklės, reiškia, prisėdau tik akimirką, o tą paliko amžinybę, nes tiek visko daug buvo ir pritarenčių, ir nepritarenčių, jokios patirties ir komandos nėra, reiškia, ir nieks nenori, reiškia, pradžia mes juk turėjom sugrįžti, reiškia, ne tik į praeitį, reiškia, tapti savarankiškais. Čia užėjo toks vajus tada. Liktai naujas padarys, ką nors daugiau geriau. Nieko čia nepadarysi. Yra tam tikri varžtai, kuriuose tu turi veikti. Ir ta mokykla įkuriama 1919 metais ir Ferdinandas Ruščicas, tos mokyklos kūrėjas, turėjo tokią idėją, kad mene turėtų būti meno ir mokslo sąjunga. Tai buvo iš tikrųjų universitetinė mokykla, dėl to, kad priklausė Vilniaus universitetui. Ir jinai ruošia ir vizualiųjų menų specialistus, o kartu architektus, restauratorius. Vėliau tie, kurie čia baigė ir kurie čia dėstė, įkūrė garsiąją Torunės restauratorių mokyklą, čia garsią visame pasaulyje. Bet taip pat čia buvo ir fotografijos, Lietuvos fotografijos, profesionaliosios fotografijos pradžia. Mes Janą Bulachą galime prisiminti ir jo didžiulius rinkinius Vilniaus Dailės akademijoje, jo nuotraukų rinkinius, jo stiklo negatyvus. Na ir iš esmės šita mokykla buvo lyg ir savotiška Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo saugotoja, buvo fiksuotoja, o kartu, ypatingai svarbu, Ferdinandas Ruščicas visada galvojo apie mokyklą, kuris semtųsi įkvėpimo iš vietos paveldo ir kad jaunimas būtų,
auklėjamas ir kad ta kūryba remtųsi tuo vietiniu Vilnijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kūrybinių šaltinių. Vaizdo studija, vėlgi ta istorija yra toks daiktas, kurį, žinai, kiekvienas prisimena tai, kas jam yra svarbu ir jam įdomu. Pirmosios specialybinės studijos buvo tiesiog paruošta programa, ten kartu bendrom jėgom ir fotografija, ir video, ir visi kiti dalykai, paruošėm ir tiesiog, ten ir prasidėjo. Dailės akademija viena koja stovi lyg ir tokia Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos dispozicijoje, ir kita koja labai aiškiai mes stovime kultūros lauke, kuris iš tikrųjų yra labai aktyvus, labai dinamiškas, nuolat kintantis, bet iš tikrųjų labai svarbus Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos identitetai. Tai Dailės akademija iš tikrųjų vaidina labai tokį svarbų kultūrinį vaidmenį Lietuvos kontekste. Be abejo, mes atstovaujame Lietuvą ir Europą, ir pasaulyje per savo studentus, per savo buvusius studentus, per alumnus, per tuos dailininkus, architektus, dizainerius, kurie sėkmingai baigė ir Dailės akademiją, jos studijas ir tęsė savo žinomas karjeras. Iškart po pirmo kurso mes jau važiavome į Jūrmalos avangardo mados, nesutramdomos mados asamblėją, kur iš esmės mes susitikom, ten dalyvavo Vivienne Westwood, ten Reto Dedai, ten Andrew Loganas, Sandra Rhodes, įvairiausi, ta prasme, žmonės, iš kurių iš esmės mes ir mokėmės, iš tos mados, kuri buvo iš vakarų. O mes važiuodam tokie kaip biški, tokie durniukai, su savo avangardiniais dalykais, nes mes net neturėjom iš ko daryti tų rūbų, tų madų. Tai tuo laiku čia, kai vėrėsi tos sienos, viskas buvo, iš tikrųjų, susitiko rytai su vakarais. Dar žinių, sakykim, taip rimtesniais reikalais, ten kokiais nors programų keitimais studijavimo ar dar ko nors. Tai taip, tai va, tokių kažkokių teisinių kliūčių yra pilna, kurios trukdo veikimui normaliam. Ir ta programinė tada galiausiai veikla, vakarėlis koks nors yra atgaiva sielai tiem studentam, kurie susiduria su negailestinga realybė. Kad net jeigu jie nori kažką pakeisti, reikia apeiti labai daug barjerų. Šiais metais užbaigėme pirmąjį Panemunės pilies rekonstrukcijos etapą. Iš tikrųjų, manau, kad Vilniaus Dailės akademija besirūpindama šito reikšmingų objektų prisideda prie Lietuvos istorinių ir kultūrinių paminklų išsaugojimo. Džiaugiamės Nidos meno kolonijos atvejais, sakykime, kur iš tikrųjų pavyko suburti talentingų, sakysime, kultūros administratorių, kultūros ir meno žinovų, padarė Nidos meno koloniją žymę tarptautinių sambūrių, įvairių kultūrinių sambūrių vieta, kuri svarbi ne tik tai Dailės akademijai, ne tik tai Nidos bendruomeniai, bet ir turbūt tampa vis svarbesnė ir Europos kultūriniam kontekste. Kai kūrėm šitą projektą Nidos meno kolonijos, visai nebuvo aišku, ar jisai pasiseks ar nepasiseks. Tokia pastoviai veikianti menininkų rezidencijų programa čia buvo pirmoji Lietuvoje. Kai kūrėm, žiūrėjom į šiaurės šalis, kaip ten viskas vyksta, bandėm pasimti tai, kas ten geriausiai veikia ir pritaikyti čia vietai. O dabar po 2,5 metų galima iš tikrųjų pasakyti, kad projektas veikia ir kad pakankamai sėkmingai veikia. Nuo pat pradžių mes esame kelių tarptautinių tinklų dalis, tai pavyzdžiui, Resartis, tarptautinio menininkų rezidencijų tinklo dalis. Taip pat pirmųjų metų pabaigoje patys inicijavome Šiaurės ir Baltijos šalių rezidencijų, kurios yra nutolusios nuo pagrindinių centrų tinklą. Visa rezidencijų programa jau turėjo beveik 150 menininkų.